sveiki, mes ir vėl Mytė, tik šį kartą nebe Klaipėdoje. Šį kartą Vilniuje, savam mieste, susirinkom, kaip sakoma, eilinį kartą į nuostabų Mytą. Tai smagaus jums žiūrėjimo ir einam pasižiūrėti mašiną. Einam. Tai va, hebrytė, pas mus rūkas, rasa nukrito, jūs nekreipkite dėmesio į visus šitus kvapus, vaizdus ir visą kitą. Tai va, tai einam pasižiūrėsim, kas šiandien, kaip sakoma, vyksta. Gal kažkokį judesį užmatysim. Gerai, kol kas galėsim pristabdyti čianais ir pasižiūrėsim, kokios mašinos pas mus atvažiuoja, ar bus kažkokių tai įspūdžių, arba dar kažko tai. Pasitiksim, kaip sakoma, savo žiūrovus ir visą kitą. Tai jeigu bus kokių įvykių, operatoriau, nepraleisk. Taip, trečiukas, motociklas. Gaza. Čia gražus aparatas. Sveiki, galima interviu? Mes jeigu ką čia apie motociklą, apie tokius mitus, ar jums patinka jie tokie, ar nepatinka? Įspūdinga, negalvojau, kad čia bus taip, jo. Nu tai svarbiausia, kad... Aš važiavau ir net labai nustebau. Nu tai va. Jo, iš tikrųjų pas mus renkasi daug žmonių, kas yra ypatingai, kad ir renkasi netgi su motociklais, ir dviračiai, ir keturratės transporto priemonės. Tai palaiko tokius judesius jaunimo, ar už, ar prieš? Prieš, na ir prieš. Geriau vakarą sėdėti ir kur nors gartalo, ne? Tai taip, teisingai. Viskas, ačiū jum. Be to mūsų visi rėmėjai, lipdukai, nežinau, jums turbūt chrominis gražiau atrodys per motociklą. Viskas, ačiū jum. Ačiū labai. Ačiū. Sveiki, už tokius renginius ar prieš jau? Jeigu ginkluoti, tai už, ne? Apsaugot, tipo, kad niekas netvažiuotų, pašaliniai, visi kiti ten. Va čia yra komanda, bramba, tokia rimta susirinko, sakyčiau, su akaškė, su visko. Žiauriai fainas vaibas. Su mašinom atvažiavot? Ar tik tai su ginklais? Čia. Su mašinom, tai svarbiausia. Tai ant mašinų, ant chrominių jums tik tai geresnius duodam, nes vis dėlto priešiškai nenusiteikia. Tai jūs trysia turbūt, tai 3 duodam. Viskas. Ir jum, prašau. Tai mes su taika, viskas, einam toliau filmuoti, malonu. Lipduko data, gerai, prašau. Aš turiu paraką. Kieno golfas? Gal yra savininkas? Ar nėra savininko? Nėra, kaip supratau. Gaila, bet aparatas geras. Rūkantis supras. Einam, toliau pasižiūrėsim kokių nors įspūdingų automobiliukų, kurių dar nesame matę. Apie mūsų klubo automobilius vis tiek mes nieko nekalbėsim daug, nes kiekvieną automobilį mes padarysim jums apžvalgas. Jūs viską pamatysit mūsų tiek YouTube'o, tiek Instagramo kanaluose. Tai turbūt nieko nenustebinsim. O, žiūrėkit, mes turim lėktuvo išėjimas. Sveiki, Hebra. Galima trumpai pakalbint? Tai koks variklis? 3 litrai dizelis. Čipuota? Čipuota. Gerai padaryta? Vyrintas reduktorius jau? Blemba, hidraulinę rankinę žiemą nestatysi. Nu tai malonu, kad atlikėt pas mus, lipdukas ir sėkmytis, Hebra. Jo, kažkaip visi susibėgo į vieną vietą pasižiūrėti, kaip sakoma, chuliganų. Mes ne chuliganai, jeigu ką. Kas nori, tas atvažiuoti, ten pasidasko biškį visą kitą. Mes ramiai žiūrim į autofanus, kurie nedrasko mašinos, o jas prižiūri. Jas daro tikrai įspūdingas, gražias, su gražiais ratukais, blizgančias, gerus kėbalus, išlaiko juos, neleidžia rūdyti ir panašiai. Tai mes už tvarką keliuosi. Pristabdom šitą veikėją. Stop. Čia jau ką mūsų klubietis. O ten yra chuliganas geras, bet žiauriai geras. Ten yra greičiausiai 6.3, 6.2 motorų, 6.3 AMG Mersas, C klasės, iš Amerikos greičiausiai. Tai va, einam pasižiūrėsim dabar prie savo klubiečių, pasisveikinsim su jais ir greičiausiai startuosim. Žiūrėsim gerų vaizdų.